Sveiki. Dabar pradedu dirbti su sudžiūvusiu žiedu. Šiame kūrinyje jis man svarbus ne tik kaip forma, spalva ar kompozicijos dalis. Jis turi simbolinę reikšmę. Šis žiedas yra tiesioginė užuomina į vanitas tradiciją. Vanitas tai meno žanras ir kartu tam tikra filosofinė tema, ypač išpopuliarėjusi 17 amžiaus Nyderlandų tapyboje. Pats žodis vanitas kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia tuštybę, laikinumą, trapumą. Ši tema primena, kad viskas šiame pasaulyje laikina. Grožis, jaunystė, turtai, malonumai, šlovė ir net pats gyvenimas. Klasikiniuose vanitas natiurmortuose dažnai matome kaukoles, užgesusias žvakes, laikrodžius, madžiūvusias gėles, supuvusius vaisius, muzikos instrumentus, knygas, brangius indus, perlus, monetas ar veidrodžius. Kiekvienas toks objektas turi savo reikšmę. Kaukolė tiesiogiai primena mirtį. Užgesusi žvakė, pasibaigusi gyvenimą arba greitai praeinantį laiką. Laikrodis kalba apie laiko tėkmę. Nuvytusios gėlės ir gendantys vaisiai primena, kad grožis ir gyvybė yra trumpalaikiai. Brangus daiktai, papuošalai, knygos ar muzikos instrumentai gali kalbėti apie žmogaus pasiekimus, žinias, malonumus ir ambicijas, kurios galiausiai taip pat praranda savo reikšmę. Tačiau vanitas nėra vien tik niūrus priminimas apie mirtį. Man ši tema įdomi ne kaip tiesioginis moralizavimas, o kaip labai žmogiškas bandymas pažvelgti į laiką, trapumą ir grožį. Gėlė šioje tradicijoje yra vienas gražiausių ir kartu aiškiausių simbolių. Gyvas žiedas yra grožio, gyvybės, šviežumo ir pilnatvės ženklas. Tačiau tas pats žiedas labai greitai pradeda vysti. Jo grožis nėra pastovus, egzistuoja tik trumpą laiką. Būtent dėl to jos labai dažnai atsiranda vanitas natiurmortuose. Jos rodo ne tik grožį, bet ir jo laikinumą. Šiame paveiksle turiu du priešingus, bet tarpusavyje susijusius objektus – sudžiūvusi žiedą ir gyvą baltą rožę. Gyvas žiedas yra pagrindinis kūrinio akcentas. Jis šviesus, minkštas, pilnas formos ir subtilių spalvinių niuansų. Sudžiūvęs rožės žiedas yra tarsi jo priešprieša. Jis tamsesnis, trapesnis, susitraukęs, praradęs ankstesnį šviežumą. Bet man svarbu, kad sudžiūvęs žiedas nebūtų tik miręs objektas. Jis vis dar turi savo grožį. Kitokį, tylesnį, gal net sudėtingesnį. Jo forma tampa aštresnė, lūžiai ryškesni, spalvos gilesnės, labiau žemiškos. Tokiu būdu jis tampa ne tik pabaigos, bet ir transformacijos ženklu. Man atrodo, kad būtent čia vanitas tema tampa labai įdomi šiuolaikiniam menininkui. Tai nėra vien pasakymas viskas baigsis. Greičiau tai priminimas, kad kiekvienas etapas turi savo grožį. Gyvas ir sudžiūvęs žiedai kalba apie tą patį laiką, tik iš skirtingų pusių. Šiame paveiksle nenoriu kurti pernelyg tiesioginio simbolizmo. Čia nėra kaukolės, smėlio laikrodžio ar kitų labai akivaizdžių vanitas atributų. Man įdomesnė subtili užuomina. Gyva rožė, sudžiūvęs žiedas, stiklas, tamsus fonas, erdvė ir šviesos atspindžiai kartu kuria ramesnę, mažiau deklaratyvią vanitas interpretaciją.
Stiklinė vaza taip pat gali būti skaitoma simboliškai. Stiklas yra skaidrus, trapus, blizgus, bet kartu lengvai pažeidžiamas. Jis atspindi aplinką, iškraipo formas, praleidžia šviesą, bet pats beveik neturi kūno. Dėl to stiklas šiame kūrinyje man susijęs su trapumo, laikinumo ir regimybės tema. Tapybiškai sudžiūvęs žiedas taip pat bus labai įdomus objektas. Jame daug smulkių lūžių, raukšlių, netaisyklingų briaunų, tamsesnių ir šiltesnių tonų. Skirtingai nei gyvoje rožėje, čia nebus tiek minkštumo ir šviežumo. Daugiau dėmesio reikės skirti sausai struktūrai, trapumui ir formai. Tačiau net ir čia nesistengsiu visko padaryti vienodai ryškiai. Kaip ir visame paveiksle, svarbu bus išlaikyti planus, fokusą ir nefokusą. Kai kurios sudžiūvusio žiedo dalys bus aiškesnės, kitos liks tylesnės, labiau įsiliejančios į bendrą kompoziciją. Man norisi, kad šis žiedas nekonkuruotų su pagrindinė rože, bet kartu būtų pakankamai svarbus, kad žiūrovas jį pastebėtų ir pajustų jo prasmę. Jis turėtų veikti kaip tylus priminimas, kaip kita tos pačios istorijos pusė. Todėl šis etapas man svarbus ne tik techniškai. Pradėdamas tapyti sudžiūvusį žiedą, iš esmės pradedu ryškiau formuoti ir simbolinę paveikslo pusę. Gyvas žiedas kalba apie grožį dabartyje. Sudžiūvęs žiedas apie laiką, kuris jau praėjo. O tarp jų atsiranda erdvė apmąstymui. Apie trapumą, laikinumą, grožį. Ir tai, kad net nykimas gali turėti savo estetiką. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.